Nors socialinės pašalpos prašytojų padaugėjo 4 kartus ir užplūdo minią nuskurdusių šiauliečių, bandančių gauti kompensacijas už šildymą, socialinės paramos skyriuje darbuotojų sumažinta. Taip Šiaulių miesto savivaldybė taupo pinigus algoms. Taupimo programa ir buvo atleisti pensininkai, pakliuvom taip, kad mūsų skyriui buvo 4 pensininkai, kuriuos atleido, dar 2 žmonės susirgo. Einam nemokamų atostogų, dar kiekvienas turim išeiti šį ketvirtį po 4 dienas, tai vis tiek tas krūvis kažkaip turi pasiskirsti. Minios socialinės paramos laukiančių šiauliečių kas rytą apgula kompensacijas registruojančių kelių darbuotojų kabinetus. Daugelis šių žmonių grįš į šią eilę kitą rytą. Mat per dieną nesulaukia savo eilės susitvarkyti dokumentus kompensacijai už šildymą gauti. Ir sėdit nuo 7 ryto? Sėdžiu. Ir džiaugiatės, kad gavot kur atsisėsti, nes kitos močiutės mačiau stovi. Taip, nu ką padarysiu, pastovėjau, pasėdėjau, vėl pastovėjau, pasėdėjau. Tai čia, žinot, nelengva. Situacija yra labai įtempta. Ir čia nerviškai, ir pagal amžių jau reiktų ir pailsėti pabuvus ir viskas, bet kur čia dabar niekai. Reikia vargti. Pusė 6 jau buvo 7 ar 8. Kaip čia priešais pribėgo tiek daug. Nežinau. Taigi išbuvau iki 3 valandų ir aš nepriejau. O talono turit? Ne, negavau. Sakė, nebus talonų, šiemet nebebus. Dabar ateinu antradienį. Kaip nebebus? Taigi žmonėms reikia sutvarkyti šildymo kompensaciją. Sakė, be talonų, vieta į tą patį. Ateinu antradienį, tos pačios bandelės ant tos pačios lėkštelės. Vėl prastovėjau 4 valandas ir vėl aš nepriejau. Aš iš po naktinės pamainos. Norint atstovėti visą dieną, atėjau, pavyzdžiui, irgi prieš 8. Tai jeigu aš dirbčiau nuo ryto, atleiskit, kaip man čia išsėdėti, išsisukti. Darbė tai... Mokėkit visą kainą už šildymą. Tai jeigu aš uždirbčiau tiek, kad įmanoma, tai taip, mokėčiau. Aš dabar čiut ne minimumą, biški daugiau kaip minimumą gaunu ir gyvenu vieną patį ir reikia išlaikyti butą. Šiaulių miesto savivaldybė atleidusi socialinės paramos skyriaus darbuotojus nesijaučia pažeminus mažai uždirbančius, pensininkus bedarbius, kurie dienas leidžia eilėse dėl kompensacijos. Esą nieko čia tokio, kad kelias dienas skurstantis bedarbis ar senukas praleis eilėse. Vieną dieną, niekam nesakęs, užėjau ir patikrinti, kaip ten atrodo. Radau sėdinčių žmonių ir paklausiau, kaip jūs čia sėdite ilgai. Taip, sako, tas buvo, aš užėjau, buvo po pietų, 1 valandą, aš, sako, sėdžiu nuo 9 valandų. Aš klausiu, tai kodėl jūs yra iš ankstinio užsakymo talonai, galite pasimti jums sutartų laiku, ateisite, sutvarkysite. Sako, aš neturiu ką veikti, man šis smagiau negu sėdėti namuose. Tai yra visokiausių žmonių. Po kelias dienas nuo ryto iki vakaro socialinės paramos skyriuose dėl kompensacijų praleidžiantys žmonės sako, neteko vilties, kad jas išvis pavyks gauti. Dalinami talonai sausio mėnesio registracijai, kai šildymo sezonas jau prasidėjo. Vilties netekę žmonės kreipėsi į Seimo narį. Susitikęs su laukiančiais kompensacijų šiauliečiais parlamentaras sako, kad eilės miesto valdžios aplaidumo įrodymas, nes būtent miesto politikai per patį pašalpų tvarkymo įkarštį pradėjo nevataupimo programą. Atleido net 4 darbuotojus, o kitus varo neapmokamų atostogų. Iš tiesų vertinu labai blogai ir tokia situacija, valdžia tai puikiai žino, kad situacija ryškiai blogėja šalyje ir kad pajėgumų reikės daugiau, prašančių paramos yra daugiau ir tą reikia perskaičiuoti ir išnagrinėti kiekvieną atvejį individualiai. Tai iš tiesų vietoj to, kad atleistų vieną vicemerą, tai reiškia atleidinėja žmonės tuos, kurie iš tiesų dirba. Tai ne kas kita kaip vadybos stoka.